Nu ką, draugai, garsioji duobė. Automobilių labai daug, į kitą pusę taipogi. Ant duobės žmonių, kai dumblo, irgi pilna. Vienu žodžiu, žmonių daug, kažkas kažką pagauna, pabandysim ir mes, pamojosim su balalaika, pabandysim, pažiūrėsim, kaip mums seksis. Einam, sėdim, bandam, gaudam. Nu, kaip matote, žvejų tikrai daug. Nu, Nevėžis pasižymė to dalyko. Pabandysim, pasidarysime kelias eketes ir pabandysim pažvejoti. Einant taip truputėlį patraškėjo tas ledas. Nėra ypatingai geras, bet vietomis, sako, net 7 cm. Nu, pabandom čia tokia. Pasidarysim truputėlį kelias eketes, nedaug. Ir pasijaukinsim truputėlį. Pagrindas ešerius gauda. Vieną kitą karšiuką pagauna, bet pagrindas yra ešeriai. Bandom. Bandom. Pradžiai pabandysim pasijaukinti, ne per stipriausiai, po kelias lervas nuleisim į dugną. Pasibandysim. Ne mano ta žuklė, man čia patinka sėsliai žvejot realiai. Atvažiuosime šią kitą dieną su jaukais, normaliai pasidėsim. O dabar kol kas paprastai pažvejojam. Užsikūrėm balalaiką. Wow! Šaibom viskas parėjo. Sniego nėra, tai turėtų labai greitai čia užtraukti normalų ledą. Realiai. Matiliukas. Fantastinis matiliukas. Turbūt nesimatys. Labai po nedaug prasijaukinam. Daug nededu į eketę. Nedidelį žiupsnelį. Paleidžiam į dugną. Žodžiu, tas monotoniškas darbas prasideda, prasijaukinti eketes. Principe aš nelabai ruošiausi čia tai žvejybai. Reikėjo džokerio pasiimti tokiems dalykam. Bet mes pabandysim su keliais matiliukais. Jaukinimas baigtas. Čiumpiam balalaiką. Kažką nedidelio.
Deivido Račkausko surištos balalaikos. Viskas paruošta, kaip sakant, subalansuota. Svarbiausia, gerai stabdį sureguliuoti, kad nebūtų cirkų. Svarbiausias darbas yra teisingai parinkti avižą, su sargeliu sustygoti. Štai toks linkimas yra idealus. Jeigu skaičiukų neturite, nežinote kaip ir kas, avižėlę kabinate čia už galiuką ir bandot išgauti va tokį linkimą. Per sunkiai tai jums bus va tai, per lengva tai bus taip. O toks kampas pats idealiausias. Kol kas aukso spalvos avižėlė. Neis, bandysim baltą, neis, bandysim juodą. Belin, koks fantastinis oras, saulutė šviečia, nu ko dar norėt? Pasaka. Vieną kitą žuvį užtenka mums, mes čia net važiavom maistų jos gaudyti, tiesiog savo malonumui truputėlį pasidėti. Matiliai galėtų būti ir mažesni, truputėlį prastambus. Aleksotė, Veiverių 51A. Penktadieniais, pirmadieniais atvežė šviežius matilius. Dabar žiemos metu, bet galėtų, sakau, mažesni truputėlį būti. Man jie labai virkliai. 3 matiliukai užtenka. Bandom balansuoti. Sportininkas, tai čia klupėtų ant kelių, lakstytų. Aš kaip tinginys, senas paliekęs žmogus, galiu ir atsisėdė žuvėti. Nesuprantu, ar čia srovė man nuneša, ar aš čia taip dugno nerandu. Nu, radom. Bandom pravedimą į viršų daryti. Kibimas hebra. Nepakirtom. Nusileidžiam ir vėl važiuojam. Pravodkė tokia pakankamai agresyvi gaunasi. Gerai, lietuviškai, gražiai pravedimas. Mikroešeriukas. Pavadinkim jį mikroešeriuku. Labai greit atsiliepia, kaip matote. Nu, aš nieko neperdarau, tiesiog daveliu dar matiliuką. Gal dar vieną dadėsime. Prie senų dasimaunam dar vieną, dar 2 tiksliau sakant. Nu, kol kas, tingiu aš čia keistą balalaiką, pažaisime su savo mažąją avižėlę. Tai labiau, kad mums greitą atsakymą davė, tai jau puiku. Bet šiaip reikėtų dėti sunkesnę, tada būtų greitesnis nuleidimas, pas mus tempas būtų didesnis. Ne faktas, kad pakeitus avižą kibimas bus. Krantą išaudo.
O, jau gražesnis. Spalva gražesnė, dydis praktiškai tas pats. Hei, smagumėlis. Srovė keičiasi. Pūtė į tą pusę, dabar į tą pučią. Gal bus gražesnis. Šiek tiek. Visi taip iš eilės. Bam, 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 didėja. Ešeriukai mano. Gerai, pasibandom dabar. Sunkesnė aviža. Sunkia, žiauriai. Nu, jau su tokia galima ir Kauno mariose žvejoti. Mane tai nervina, čia tie giliai eina peklą. Ramiai būtų galima gaudyti su plūdė, bet kaip ir minėjau, aš nepasiruošęs šiandieną. Šiandien balalaika. Ir viskas. Paspaudė, stuktelėjo kartelį ir viskas. Ir matot, tie pakilę aukščiau truputėlį dugno. Ima ir ant šitos avižos, ant didesnės, tai... O. Jau ir didesnis, dar didesnis. Gal ant didesnės truputėlį didesni jums. Bet esmė, kad mums žymiai lengviau nuleisti, eina į dugną šitą visą variantą. Lengvai sustiprėjo srovė, tai aš dabar praktiškai su savo tą mažytę nelabai jaučiau dugno. Leidi, pučia ten kažkur tai. O su šitą bent jau normaliai nusileisti ir pajausti dugną. Štai tokia aviža, lašo formos, tamsaus vario. Bet kaip smagiai leidžiasi, sunkiai, ir čiožiai dugną. Stabdžio neužspaudžiau, tenka per naują reguliuoti. Nu, jau kažkur turėtų pradėti imt, va, matote, jie aukščiau sukilę. Žodžiu, eina. Dabar mūsų žvejyba žymiai sulengvės, nes mes žymiai greičiau galim nuleisti žemyn savo vežėlę. Yra. Na, gražus ešeriukas. Nu, bet aš jau nuėjau į pievas truputėlį, man čia reikia įmesti matiliukų. Gerai. Kol kas pasidedam.
Labai gaila, kad džokerio neturiu. Labai. Daug neduodu. Pažiūrėkit. Viskas. Opa. Ir palikim kuriam laikui, dabar pereinam į kitą eketę, tenai pabandysim pamajoti. Ir mes čia sugrįšim vėliau truputėlį. Kibimas yra, kaip visada norisi kažko geresnio, norėtųsi didesnės išmeros. Norėtųsi ir mes jau turim tikrai didesnį išmerą, jeigu ištrauksim dabar. O, čia bus šmotas. Arba labai energinga žuvis, arba šmotas. Toks jausmas, kad ne šerys, gal karšiokas koksai. Eik tu, načer, hebra, вообще pieva, lydeka. Labai gerai būtų, kad jinai man avižos nenuneštų. Matot, kad čia kimba. Nelegalas. Lydekų gaudyti negalima. Atkabiname ir greit paleidžiam. Paleidimas iš karto. Opa. Principė durnas laikas dabar. Realiai durnas laikas. Balta žuvis, ešeriai. Lydekų gaudyti negalima, slėptuvių statyti negalima. Au. Blem. Reikia atsisėsti normaliai. Nu ką, hebra, įvertinam. Jau neblogas. Jau simpatiškas, ne toksai? Pasikūrė reikalai. Iš tikrųjų, va, kaip prajaukinau. Kas čia dar? Pažiūrėkit. Mano aviža. Ir gerkliai. Eik tu savo. Operaciją darom. Guminukas. Supuvęs jau net. Kaip broli man tave išvadot. Didelis guminukas viduje, pažiūrėkit. Nežinau, kaip ištraukti. Bandom operuot. Va toks buvo viduj. Dabar kablį gerai būtų dar tau ištraukti, broli. Ir va toks kablys. Nu, bet jau jam jau sudėjom Adam. Atiduosim kažkam tai turbūt tos ešerius. Pasijaukinau šitą eketę, buvau apsiraminę, nuėjau į kitą. Ten pagavau 2 ešeriokus, grįžau atgal. 4 iš eilės. 4 paravedimai, 4 ešeriokai. Ir 4 pats didžiausias. O, tik perėjom į kitą eketę, ras.
Gerai, kad nereikia bėgioti čia, užtenka 2 kičių. Ne, toks visai simpatiškas dydžius. Simpatukas. Nu, principė, šiandieną toksai standartas. Tas vienas didesnis papuolė, visi vat, labai panašaus dydžio. Nuo dugno, sakau, man pats mažiausias paėmė. Apsnargliuoti, apčiulpti, ai nekeisiu. Gal ir ant tų pačių pajudėsiu. Jeigu jie visiškai nesutrinti ir ne ant stovinčio gaudo, to makaloja, nu, tai vis tiek ten įsimakaloja, įsiplėdesoja ir matosi. Nėra būtina, kad jie būtų gyvi. Nes su savo darbu mes juos tiesiog išvirpinam, išmakalojam ir ten kaip krabas toksai. Imituoja kažkokią tai povandeninį su avižėlė tandemas, gaunasi, kad imitacija kažkokią tai povandeninio gyvio. Nepakirtom. Bet šį kartą labai aukštai teko iškelt. Būtų labai įdomu nuleisti kamerą į dugną, pasižiūrėti, kaip ten vyksta. Ar jie nuo dugno seka masalą į viršų ir atakuoja, ar jie aukščiau stovi. Vat būtų labai įdomus variantas. O gražesnis. Nu, va tai va ir gaudame. Gerai, einu aš dar padirbėsiu. Jūs pailsėkit. Žūklės prekės žvejokelias.com. Žūklės prekės žvejokelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejokelias.com. Nu ką, draugai, tai va tokia ta žūklė. Yra tokių simpatiškų ešeriukų. Pagavom vieną kitą iš tikrųjų. Miau. Porą valandų. Va tai va prabėga. Viskas, baigiam savo žūklę, važiuojam namučio, užtenka. Nesikankinam, nekaifuojam, nevargsam. Atvažiuosim čia tada, kada pradės balta žuvis normaliai kibti. Ešeriai ne mano tema, čia reikia truputėlį pavaikščioti. Vis dėlto finale per 4 sekėtės vaikščiau ir pabiškit traukėsi tie ešeriokai. Tai va, kol kas tiek, draugai. Neižvyno jum nei uodegos, iki kitų susitikimų.